Tai šiandieną turime apžvalgoje 4x4 prailgintą Adria Super Twiną. Man bent jau Adria patinka dėl to, kad jinai visą laiką daugiau prideda į standartinį įrangą negu kiti kemperių gamintojai. Ir šito kemperio kaina, iškart sakau, yra 124 000 eurų plus PVM. Ir čia šitos padangos, pažiūrėkit, jos yra brangios ir tokios grublėtos, tokios mačio, turi partronikus ir turi vaizdo kameras 360. Paprastai tokio lygio kemperiai, kurie 4x4, jie neturi tų dalykų. Toliau, pažiūrėkit, čia yra plastikinė apdaila varikliui, ne metalinė. Aš manau, kad galima užsakyti ir metalinę, bet pas šitą būtent yra plastikinės. Gerosios lampos, kompiuteris šildomas. Čia yra akis, kur stebi tavo greičius, linijas, ir jos yra šildomas tam, kad žiemą, jeigu pradėtų šalt, kad galėtumėt normaliai važiuoti. Man vienas smagiausių dalykų pas šičia, kameros, žiūrėkit, atidarai duris, op, ir laiptelis. Šitaip ir šitaip. Žinot, čia realiai kaip į kokį 3 aukštą užlipti iš tikrųjų, nes tikrai labai aukštų yra. Ir, kaip sakiau, Adria turi visą laiką. Pavyzdžiui, šičia pas Mersą, pas kitų gamintojų, bet šito dalyko, pavyzdžiui, laikytis važiuojant ar ką, nėra. Pavyzdžiui, nėra šitos apdailos nei pas vieną, tik pas Adria. Pas brangesnius brandus irgi nėra šitų dalykų. Toliau, mes čia iškart turim, ko pas kitų gamintojų nėra, jungti vairuotojo laiptelį, durų laiptelį arba keleivio laiptelį. Ir tenais dar yra kažkur mygtukas, kur yra lempas įsijungia tos gersios. Taipogi elektroniniu būdu galim uždaryti didžiasias duris. Ir netgi išleisti nuotekų baką, pas kitų gamintojų to nėra. Aišku, adaptyvi kruizo kontrolė yra toks, gerai jaučiasi. Ir labai faina yra, kad yra didelis stoglangis, tai čia suteikia labai daug erdvės važiuoti. Aišku, reguliuotojas, sėdynės, Aidė šildymas, čia Aidė yra šitas jungiklis, bet šitas iš tikrųjų yra gerai dėl to, kad, pavyzdžiui, kad aš yra aukštas, bet, čia yra aukštai lipti, iš tikrųjų aukštai. Langai įleisti, būtinai visą laiką pažiūrėkit, kad langai būtų įleisti, čia jau rodo kemperio kokybinį lygį. Relingai viršui, tai yra čia jūs galite pasidėti įvairiausius daiktus, čia gali būti saulės panelės sudėtos, dar kokią nors markizę, laikikliai kažkokie, tai bagažams, skyriams ir panašiai. Arba jeigu jų šitų dalykų nėra, mes tada galim daryti pakeliamą stogą. Tai yra dar viena vieta, dar bėgamos vietos ant stogo. Arba šitas, arba pakeliamas stogas. Aldė šildymas, tai čia mes turime dujų pajungimą greitai, grilinimui. Kodėl šitoje pusėje, ne tam toje pusėje, dėl to, kad nesidarytų duris ir matyt gal saugumo kažkokie sumetimai. Einam toliau. Vienas pačių geriausių dalykų yra šitą pakeliamą lovą, nes jeigu vežatės motociklą dar kažką, mes galim padaryti tokį dalyką. Op. Arba galim jų neversti, bet tada neuždarysim iki pat viršaus. Ir mes tada... Pavyzdžiui, žiūrėkit, jeigu mes čia galime atversti, čia jūs galėtumėt miegoti puikiai ir čia galėtumėt turėti savo mocą, keturatį ar ką jūs jau norit. O jeigu norim, mes galim iš viso suleisti lovą į viršų, matot, visiškai. Ir čia jau laikyti savo aparatus. Ir čia yra specialūs tie bėgeliai, kurie, kai įsivarysit savo motorolerį, motociklą ar kažką, kur sutvirtinti. Toliau turim čia lauko dušą, šiltų su šaltu vandeniu, labai patogu iš karto motociklą ar kažką ar šunį nuplauti. Mums rodė per didelį susitikimą, žiūrėkit. Hop. Ir jūs jau su šitą tašelę, ką jūs jau čia įsidėjot, jūs jau galite eiti, kur jums jau patogu. Ir lygiai tas pats šitoje pusėje. Bet čia yra tvirti krepšiai. Čia, pavyzdžiui, čia lauko dušas yra įdėtas. Kablys, jeigu norit kažką traukti. O dabar parodysiu tai, ko realiai neturi tokio tipo kemperiai, tik tais Adria Super Twinas. Čia yra dujų skyrius, bet čia yra šildymas dyzelinis, dėl to čia yra tik tais vienam dujų balionui. Čia mes turim spintą. Kodėl pavyko padaryti spintą? Dėl to, kad šildymą padarė dyzelinį. Šiukšlių kibiras, kas labai įdomu. Toliau čia mes turime dar vieną spintą. Jo, čia ta pati atsidaro spintelė. Tikrai labai daug vietos. Šičia techninis skyrius. Šičia mes turime dyzelinį šildytuvą. Ir noriu parodyti, kad čia eina šildymas, matot? Ir kai jūs miegosit, čia bus šilta. Čia labai svarbu, nes pas lygesnių gamintojų tokių dalykų nėra. Šičia per visose vietose. Čia kai gulit, 1,93 m, puikiai, čia yra realiai normali lova, žiūrėkit. Ir va taip galima atsisėsti ir nekliūni žmogus. 1,93 m žmonės tikrai supras, apie ką aš kalbu. Ir žiūrėkit, turim 8 spinteles drabužiams. Man tai iš tikrųjų labai užknisa, kai mano žmona Karolina, kuri dabar filmuoja, susideda mano spintą savo daiktus, tai
man kuo daugiau spintelių tokių, kur aš galėčiau turėti savo daiktus, man būtų geriau. Ir čia, žiūrėk, čia šiluma eina ir negana to, kai atsikeli, tu gali atsidaryti langą tiesa arba tuos, bet čia tiek to ir kiti taip daro. Bet čia, žiūrėk, čia turite iškart prie pat lobos ir šildymą. Jeigu šilta, šalta, jūs galite iš karto paspausti ir susitvarkyti. Ir čia turime apšvietimus, kas yra labai fan. Ir kondiką. Irgi kondikas reguliuojasi. Kondikas beje yra triumas. Jeigu bus karšta, jūs galite įsijungti kondiką ir pasidaryti naktinį režimą, dėl to šaltis po truputėlį leisis tiesiai ant jūsų ir bus jums labai malonu. Bet iš tikrųjų tai reikėtų labai atsargiai su šito, kad neperšaltumėt. Žiūrėk, čia dar turim, vis tiek gerai pagalvoja, drabužiam pasidėti. Ir dabar, ko kiti neturi, visiškai, tai neturi čia spintų. Spinta tiesa nėra labai didelė, iš tikrųjų. Turim paletą ir turim čia dušą. Labai fainai. Ir žiūrėk, ir čia mes dar turim spintelę vieną. Ir čia galim pasidėti kažkokius tai daiktus. Ir aišku, čia viskas taip užsidaro. Dabar šaldytuvas yra kompresorinis, dėl to Adrija čia deda ličio baterijas, dėl to, kad jisai tarnautų pakankamai tikrai ilgai. Jisai nėra labai didelis, bet turiem žmonėm tikrai maisto kokiam 3-4 dienom tikrai galėsit pasimti. Žiūrėk, čia jau jie sudėjo paminkštinimus, kad jums niekas nebarškėtų. O žiūrėk, ir paskutiniai būdavo tokie nevažiuojami. Žiūrėk, kas įdomu, jau čia yra tokie kaip varis, jau tikrai gražiai atrodo. Ir turim didelę kriauklę, valgį daryti. Ir čia mes turime, galima čia lovą pakelt nuleisti ir iš bagažinės tą patį galim padaryti. Ten prisimenu buvo 8 spintelės, 9, 10, 11, 12, turim 12 spintelių. O, žiūrėk, kaip įdomu čia tas kėdės. Čia eina šiluma, nes kad šitam keleiviui nešaltų. Bet žinai, kas čia įdomu, kad čia nėra kojos. Nes paprastai būdavo tai, kad čia, jeigu čia yra koja, čia žmogui, kuriam palysti yra labai sunku, nes trukdo. Tai čia dabar netrukdo. Čia realiai labai patogu sėdėti ir tas stalas nusiema. Ir čia, pavyzdžiui, galit va šitą tik pasilikti šičia ir važiuoti be stalo, kaip labai daug vietos kojom. Bet aišku, jeigu važiuojate dviese, tai patogiau yra turėti stalą visą laiką. Lubos ir visos apdailos yra tokio kaip veilokas ir tai suteikia tokio jaukumo, šiltumo ir jisai slopina garsą, nes mes važiavom, tai jisai tikrai slopina garsą. Toliau čia turim pajungimai televizoriui, USB, tiek nauji, tiek seni. Taipogi turim pasidėti ilgą stalą. Turim dar vieną spintelę čia. Aišku, čia dar yra stalo padidinimas. Suki ir viskas. Jeigu čia, pavyzdžiui, važiuoja dirbti ar kažką tokio, tai šičia kompas, šičia dar kažkas, fantastika. Čia mes turime Adrijos panelę. Ir lygiai tą pačią panelę jūs realiai galite turėti telefoną, nes šičia Adrija Makas yra. Ir jūs viską lygiai taip pat telefonai. Pavyzdžiui, mes galim padaryti, tai iš posto padarysim. Išjungiam šviesą. Tai va, tai labai džiaugiuosi Adrijos produktu, bet jis yra tikrai aukštesnis. Na, Adrija dizainas tikrai nepaimsi ir tikrai jisai labai įdomus ir labai toksai šiuolaikiškas ir labai prabangus. Tai jeigu norėtumėt užsakyti, kreipkitės, skambinkit, turim.